Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Rimantas Kudraitis skambina. Vyksta dabar šiuo metu Lietuvoje gyventojų surašymas ir man tiesiog reikėtų keletos faktų apie jūs ir informacijos. Tai būkit maloni, užduosiu keletą klausimų. Taip. Kokiame didmiestyje jūs gyvenate? Vilniuje. Vilniuje? Taip. Nuo kada? Kaip sakote? Nuo kada? Nuo praeitų metų. Nuo praeitų metų. Kokiame kaime gyvenote iki tol? Ne kaime, iš Alytaus esu. Iš Alytaus, supratau. Taip. Jums daugiau nei 20? 20. 20. Taip. Supratau. Taip. Kokiam socialiniam sluoksniui priskirtumėt save? Kaip pavyzdžiui. Pavyzdžių nėra. Tai... Krizės atveju dabar visi tiesiog vadinasi save kažkokią tai savoką. Aš jau skambinu dabar. Tiksliai pasakysiu, palauk pagal popierius. 13 922 tu esi, tai, buvo skirtingų. Vienas sakė, esu lapė, kitas esu, nežinau, gaidys, tiesiog, skirtingai žmonės save įvardė, aš tiesiog, toks psichologinis daugiau klausimas. Aha. Kokiam socialiniam sluoksniui save įvardintum? Kaip tau atrodo, kas šauna į galvą? Tiesiog net nesugalvoju šiuo metu. Žodis karalaitė tave tenkina? Tarkim. Gerai, tai parašau karalaitė. Gerai. Jūsų vardas? Aistė. Aistė, tu ištekėjusi? Ne. Dar ne? Ne. Taip, dar vienas psichologinis tekstas, dabar toks daugiau muzikinis. Gerai? Prašome paklausyti įrašo. Gerai. Leidžiam. Nežinau, ar jaučiu, ką turiu, kai mano širdyje beldžiasi šešėliai, aš išeinu. Vieną naktį atėjau, tave pamačiau, raktas įskiautė man netilpo kažkodėl. Ateik čia, tu. Seksualių balsų dainuoju, aš tau dainuoju. Bloga gyventi, nebegaliu, noriu nusišauti. Ėjau kartą aš į mišką, ieškojau šakos kietesnės. Apsirišau aš kaklą sau, pasistojau ant taburetės. Bandžiau nušokt, negilo ranka, nusižudyt, nulaužt savo sprandą. Aiste? Taip. Tai buvo Intarpas. Taip. Galėtumėt papasakoti, apie ką daina buvo? Apie savižudybę. Taip, gerai. Dar vienas klausimas. Taip, savižudybė. Ką jūs studijuojat? Verslo vadybą. Ir šiaip norėjau paklausyti, čia labai įdomi apklausa šiaip jau. Taip, kokių klausimų? Ir kas būtų per apklausa tokia vykdoma, kaip ji vadinasi? Gyventojų surašymas. Bet tokie klausimai psichologiniai, gyventojų surašyme. O kas jums nepatinka? Kažkaip neteko apie tokius girdėti. Gyventojų apklausa pavadinimu Zip FM. Zip FM. Labutis. Tave trukdo radijas, tai Zip FM iš Vilniaus, tai radistai Jonas ir Rolandas, tiesioginiame eteryje esam. Labas. Taip ir nesupratai. Žiauriai išdūrėm tave. Oh, God. Bet ačiū tau už nuoširdžius atsakymus, kaip reiškis. Kaip sakant. Kaip sakant, reiškis. Ške. O tu visą laiką tokia naivi? Ne, tiesiog aš visą laiką, aš dabar labai mokiausi. Ir psichologija, ir man tiesiog, nežinau, aš skraidžiu šiandien. Nieko, žinok, buvo superinis skambutis, jį rasi podcastuose pas mus zipfm.lt. Jau kitą mėnesį. Užbėgo. O čia tavo draugai, sako, Aistė studijuoja VGTU verslo vadybą ir šiandien rašė ergonomikos skolį, taip? Ergonomikos. Taip, ir sako, reikia ją išdurt. Aš nežinau vardas, baigėsi numeris 661. Aš įsivaizduoju, kas tai galėtų būti. Tai va, tai... Wow. Smagiai pasikalbėjom. Tai viskas, gerų mokslų, gero vakaro. Dėkui, ir jums, iki.
Dar O, išsidūrė tai dar čia. toks rimtas, aš kažkaip, bet jau pora Bet šitas trūks. gabalas tai dar toksai, aš kosmos apie savižudybę, sako, atspėjau.